Aš esu Remigijus Viršila ir tai pasakojimas apie mane. Gimiau ir augau Kaune. Daugelis žmonių manęs klausia: Remigijau, iš kur tiek motyvacijos sportuoti? Ir papasakosiu, kad man jos niekada ir nereikėjo. Mano dėdė, mano mamos brolis, visada užsiminėjo fitnesu. Man buvo be galo tiesiog nuostabu tai stebėti, kaip mano dėdė keičiasi. Aš pirmą kartą pradėjau sportuoti, kai man buvo 8 metai. Įsijungiau prie savo dėdės. Žinoma, toks man buvo ir sportas. Darydavau tiesiog paprasčiausius atsispaudimus, atsilenkimus, lankstymosi pratimus. Tačiau tai niekada nebuvo, kad aš tai daryčiau per prievartą. Darydavau visada dėl to, nes man visą laiką tai patiko. Atėjus paauglystei, apie 14 metų, mano auklėtoja mokykloje pasakė mano mamai: jis geras berniukas, tačiau jį traukia blogi žmonės ir juos jis krenta žemyn. Po savo laikotarpiu visai nesididžiuoju. Bėgdavau iš mokyklos, rūkydavau, kol aš žino, kiek dar visko esu pridaręs. Mano draugai buvo chuliganai, tačiau dažniausiai tu seki savo draugus. Taip ir man buvo. Aš kritau žemyn, todėl nes pasirinkau netinkamus žmonės. Mane buvo pašalinę iš 3 mokyklų, kad sukeldavau muštines, bėgdavau iš pamokų. Tačiau suėjus 18 sutikau merginą, kuri apvertė mano gyvenimą. Nežinau, ką ji manyje pamatė, tačiau liksiu jai skolingas amžinai. Jau nebūčiau pražuvęs. Persikrausčiau gyventi Vilnių. Pradžioje čia man baisiai nepatiko. Aš juk kaunietis, čia vieni rusai, lenkai, žodžiu Portugalija. Tačiau su laiku mano nuomonė pasikeitė. Pamačiau, kad žmonės čia kitokie. Nors atrodo tik 100 kilometrų, tačiau čia visi labiau atsipalaidavę, tolerantiški. Kitaip tariant, netokie pikti. Pradėjau gyventi čia, dirbti statybose. Nebuvo man sunku, nes nuo 15 metų jau darbavausi statybose, nes neturėjau tėčio, reikėjo padėti mamai. Skaudu, kai mano klasiokai per rugsėjo 1 baliavojo, šventė, o aš turėjau statyti kažkokiam žmogui šarvuotas duris. Vilniuje neturėjau pradžioje draugų, nieko, tik mylimą merginą. Todėl pradėjau grįžti į sportą. Mane labai greitai pastebėjo žmonės, todėl nusprendžiau sukurti pirmą savo motyvacinį video. Sulaukiau labai daug dėmesio ir gražių atsiliepimų. 2010 metais nusprendžiau, kad sieksiu būti geresniu, pasikeisiu ir motyvuosiu Lietuvą eiti sporto ir sveiko gyvenimo keliu. Žinoma, buvo pradžioje sunku, bet, kaip sakant, skausmas laikinas, šlovė amžina. Daugelis man sakė, kad Lietuvoje nieko sportininkai čia gero nepasieks. Bet aš vis tiek siekiau savo tikslo ir niekam neleidau mane sustabdyti. 2012 metais tapau treneriu, pasibaigiau mokslus ir žengiau į dar vieną gyvenimo etapą. Mane pradėjo pastebėti žiniasklaida, mano video rodyti žmonėms. Pradėjau masiškai kilti aukštyn. Net pats nustebau, kad 2014 metais mane sekė vos 137 žmonės. Ir vos per 1,5 metų man pakilo 33 000, neskaitant dar 30 000 armijos mano fanų puslapyje. Jaučiuosi nuostabiai, nes mane palaiko daugelis žmonių ir siekia mano pėdomis. Mano svajonė išsipildė ir jos niekas nesugebėjo iš manęs atimti ar manęs palaužti. Žinoma, turiu daug žmonių, kurie manęs nemėgsta, tačiau toks gyvenimas visiems juk neįtiksi. Svarbiausia tai, kad aš tikėjau savimi, kad iš pikto vaiko, nekenčiu viso pasaulio, galėjau tapti asmenybę, kuri taps kažkieno motyvacija. Aš tikiuosi, kad žmonės po daugelio metų mane prisimins, sakys: va, buvo toks Viršila, sportininkas, puikus žmogus, kuris skatino Lietuvą sportuoti. Tai yra mano svajonė – palikti po savęs kažką tokio, kas nebus per nieką. Aš visko pasakiau, ką dabar turiu, nuo visiško nulio. Svarbiausia tikėk tai, ką darai, mylėk savo tikslą ir pasieksi daugiau, negu pats galėjai įsivaizduoti. Sakai, ieškai motyvacijos, tai tap pats savo motyvaciją ir pakeisk savo gyvenimą.